Sveikas gyvas, Dai. Labas, Tomai. Kilo mums tokia įdomi mintis padaryti šitą diskusiją ir pasikalbėti apie santykius. Tema aktuali daugeliu žmonių ir mes šitą temą aptarsim žiūrėdami iš dviejų pakankamai skirtingų kampų. Tu per savo kaip skyrybų advokato patirtį, aš per savo kaip trenerio dirbančio su giluminiais mąstymo ir elgesio įpročių pokyčiais. Aš neabejoju, kad šita tema jinai tikrai susiklausys tiems, kurie mūsų klausys, arba susižiūrės tiems, kurie žiūrės šitą video įdomiai. Nežinau, kad tokios diskusijos dar niekas nebuvo padaręs, kur du pakankamai skirtingi žmonės kalbėtų apie tą patį. Ir aš net nebejoju šitos diskusijos vertę, nes tiek tu, bendraudamas su savo klientais, tiek aš bendraudamas su savo, matau, kiek daug klaidų ir tokių atsikartojančių klaidų žmonės daro, ir labai gerai suprantu, kad bent jau dalies tų klaidų tikrai būtų galima išvengti. Ir todėl ta pati mūsų diskusija, bent jau aš turiu tokį vidinį lūkestį, kad tai, kuo mes pasidalinsim, tiem žmonėms, kurie išgirs, tiem žmonėms, kurie supras, duos tikrai daug vertės. Prieš pradedant mūsų pokalbį, manau, mums vertėtų, mes vienas kitą puikiai pažįstam, bet trumpai kelis sakinius pasakyti apie save, kad žmonės, kurie mūsų žiūri arba mūsų klausys, suprastų, o kuo mes remiamės. Tai dėkoju, Tomai, už pradėtą pokalbį ir puikią įžangą. Iš tikrųjų, esu skyrybų advokatas Dainius Židanavičius, specializuojuosi būtent skyrybų bylose, taipogi dirbu su šeimos teisės bylomis kitomis. Ir mūsų diskusijos vertė iš tikrųjų yra pakankamai reikšminga, nes aš ją matau kaip diskusiją grynai iš praktinės pusės, kaip dviejų praktikų. Ir didžioji diskusijos vertė turbūt klausytojams ir žiūrovams bus ta, kad jie išgirs galbūt ne visuomet mūsų nuomonės sutampančias, ir tai yra natūralu, nes mes esame visiškai kardinaliai priešingų sričių specialistai, bet tuo pačiu mus vienyje bendras vardiklis, tai yra darbas su žmonėmis ir darbas su jų santykiais. Tai, Tomai, trumpai apie save? Trumpai apie mane, tai jau beveik 16 metų dirbu su žmonėmis, ne vienadienių, dvidienių seminarų, ne motyvacinių renginių formatu, o tęstinių pokyčių programų, kurios trunka metus ir ilgiau formatu. Ir tose programuose labai dažnai tenka su žmonėmis vienu ar kitu kampu paliesti temą, kuri vadinasi santykiai. Ir matau vėl ir vėl atsikartojančius klausimus, matau vėl ir vėl atsikartojančias problemas. Skirtingi žmonės, skirtingos patirtis, o daugelis problemų yra apie tą patį. Tai pradėti norėčiau, arba gal net nepradėti, o visą tą mūsų bendravimą suskirstyti į tokias 3 dalis. Pirma dalis tai yra apie tai, į ką žmogui būtų svarbu atkreipti dėmesį ir suprasti ateinantį santykį. Ta santykių pradžia. Antra dalis, ką reikėtų žmogui suprasti ir kas būtų aktualu būnant santykyje. Ir ta trečia dalis, o ką daryti, kai ateina laikas iš to santykių išeiti. Kaip iš to santykių išeiti maksimaliai civilizuotai, sąmoningai, be kažkokių irgi labai dažnai pasitaikančių klaidų, kurios kainuoja daug emocijų, kurios kainuoja daug energijos ir dažnai kainuoja nemažai finansų. Ir turbūt visų šitų 3 temų pasekoje mes, manau, kad surasime atsakymą turbūt į svarbiausią klausytojams žiūrovam klausimą. Tai iš tikrųjų, kurgi yra ta riba tarp galimybės išsaugoti santuoką, išsaugoti šeimą ir kadagi jau skyrybos yra vienintelė išeitis. Iš praktinės pusės
galbūt iš nepatogios pusės. Ir aš tikiu, kad mūsų diskusija tikrai gali susilaukti labai kontroversiškų atsiliepimų ir komentarų, nes mes su tavimi mūsų praktikoje nesam pratę kalbėti užuolankoje. Mes kalbam ir sakom tiesą, kuri yra nepatogi, labai dažnai nepriimtina, tačiau ją bus svarbu išgirsti, aš tikiu. Ja, nes tikrai apie tokius dalykus labai svarbu kalbėti, nes kai žmonės apie tai nenori kalbėti, kai žmonės apie tai nenori girdėti, žmonėms su tomis problemomis vis tiek tenka susidurti. Ir vis tiek tenka jas spręsti. Ir aš visą laiką laikausi pozicijos, kad efektyviausiai spręsim klausimus ir problemas, su kuriamis susidurėm tada, kai mes žinosim. Kai mes maksimaliai gerai matysim tą objektyvę realybę. Tai vat apie ją ir pasikalbėkime. Tai pirmas santykių etapas. Žmonės ateina į santykį. Pamato vienas kitą, suveikia chemija, atsiranda kažkoks interesas, atsiranda trauka. Ir žmonės nusprendžia, pabandykim. Kurkim, būkim, smagiai leiskim laiką. Ir čia yra tas saldainių, šampano, pasimatymų, eilėraščių ir gėlių periodas, kai daugeliu atrodo tikrai viskas nuostabu, gražu. Čia yra ta mano antra puselė, su kuria norisi leisti laiką, su kuria norisi dalintis, patirti, būti. Vieni žmonės į tokį santykį ateina iš karto su lūkesčiu, kad tai jau bus tas žmogus, kuris visam gyvenimui, kiti žmonės ateina be tokių toli vedančių vizijų. Bet ir vieni ir kiti, ką matau, dažnai galvoja, kad viskas bus nuostabu, viskas bus labai gerai ir jokių problemų mums kilti nereikės, mums nekils. Tai šitoje vietoje klausimas tau, Dainiau, tau kaip teisininkui, nors atrodo tai prie ko čia dabar teisininkas, advokatas, kai mes kalbam apie santykių pradžią. Kaip pats ir prisistatei, esi skyrybų advokatas, tai čia gali susidaryti įspūdis, kad tu turi daug patirties, kurie dalinsis tik tai tada, kai mes ateisim į tą trečią dalį. Kai jau kalbėsim apie tai, kad dėja, bet tenka skirtis. Bet ką aš matau ir ko pastebiu vis daugiau ir daugiau, kad tavo patirtis ir tavo žinios yra reikalingos jau net ir tame etape, kai žmonės tik pradeda kurti santykį. Taip, Tomai, ir tu esi visiškai teisus šioje vietoje, sakydamas, kad tam tikros įžvalgos, praktinės įžvalgos iš mano kaip skyrybų advokato pusės gali iš tikrųjų padėti žmonėms atrasti šaknį ar priežastį, kurgi šuo paslėptas yra tame, kad šiai dienai 50% skyrybų egzistuoja rinkoje. Tai yra, kas antra besiskirianti pora skiriasi. Tai iš tikrųjų aš nemažai dirbu su skyrybų priežastimis, švelniai tariant. Ir per 14 metų darbo patirtį man išaiškėjo tam tikri dalykai, kad pagrindinės skyrybų priežastys yra užprogramuotos dar santykių pradžioje. Ir kaip pagrindinė skyrybų priežastis, mano požiūriu, tai yra komunikacijos stoka. Tai yra, kad žmonės ateidami į santykį ir ateidami į santuoką, jie pernelyg mažai kalbasi. Pernelyg mažai kalbasi apie tai, ar mes sieksim susilaukti vaikų. Jeigu taip, tai kaip mes jūs auklėsim, kokią religiją vaikai išpažins, kokie yra lūkesčiai dėl vienos ir kitos šalies darbo, kokie yra lūkesčiai dėl sekso, kokie yra lūkesčiai dėl kitų dalykų ir taip toliau. Ir jeigu jums kas nors sakys, kad skyrybų priežastis pagrindinė yra charakterių nesuderinamumas, mano nuomonė jie meluos. Aš galbūt drąsiai pasakysiu, nes iš esmės būtent dėl komunikacijos stokos
vėliau ateinama į santuoką su nepateisintais lūkesčiais. Tai yra, kad aš galvojau, kad va štai mano žmona galbūt bus namuose, laikys 4 kampus ir nedirbs. Žmona tik galvoja galbūt, kad jos vyras visuomet tik dirbs, uždirbs didelius pinigus ir taip toliau, darys karjerą, bet tuo pačiu leis ir jai tą dalyką daryti. Ir va štai atėję žmonės į santuoką, labai dažnu atveju, atsiremia būtent į komunikacijos stoką. Ir tai tampa viena pagrindinių šiai dienai skyrybų priežasčių. Ir negana to, tiesą sakant, aš pabendrauju ir su žmonėmis, kurie yra vedybų planuotojai. Man asmeniškai susidaro įspūdis, kad šiai dienai pradėję santykiai žmonės ir eidami į santuoką, jie tiesą sakant daugiau dėmesio turbūt skiria vestuvinio torto išsirinkimui negu pačiai santuokai kaip po tokiai. Žmonėms kažkodėl reikia vedybų, tai yra liaudiškai tariant baliuko, bet ne santuokos. Ir va štai kada mes pradėsime mąstyti visų pirma apie tai, ko aš tikiuosi iš savo sutuoktinio būsimo, ne? Santykių pradžioje, santykių eigoje, kaip aš jį matau kaip savo antrą pusę, ko aš iš jo tikiuosi, kokį aš lūkestį galbūt turiu. Va štai tuomet turbūt ta situacija keisis ir ta statistika keisis. Bet čia, žinai, Dainiau, tai ypatingai kalbant apie tą tokį santykių pradžios etapą, skamba labai neromantiškai. Labai neromantiškai. Taip pat aš dabar tavęs klausau ir bandau įsivaizduoti žmonės, kurie dabar žiūri arba klauso ir jiems tai skamba, apie ką mes čia, mes gyva, mums viskas gerai, mes vienas kitą suprantam, mes vienas be kito negalim, mes vienas kitam galbūt skambinam ten 3 kartus per dieną, rašom žinutes 10 kartų per dieną, mes ryte išsiskiriam, vakare jau būnam vienas kito pasilgę ir ką čia tas Dainius šneka dabar sėdėti, kalbėtis apie lūkesčius, viskas išeis savaime, čiagi mes tikrai gerai suprasdami vienas kitą mes dėl visko sutarsim, ten tiesiog taip greičiausiai masto didžioji dalis tų įsimylėjusių žmonių, o tu čia dabar daužai visą romantiką. Tai tiesą sakant, aš turbūt būsiu tas daužytojas romantikos dėl to, kad ignoruojam turbūt tą objektyvę realybę. 50% skyrybų. Čia tas pats, kas, Tomai, jeigu šiandieną mes išeidami iš šito pastato, ar ne, žinotumėm, kad 50% tikimybė, jog prasidės smarkus lietus. Kruša, ar ne? Tai mažiausiai, ką mes padarytumėm, tai turbūt paimtumėm stėtį, ar ne? Arba įsikviestumėm taksi, kurį privažiuotų prie pat pastato, ar ne, kažkaip taip. Tai kitaip tariant, tai yra siekis kažką daryti, siekiant, kad išvengti pasiekmių arba jas sumažinti. Kągi daro šiai dienai būsimi sutuoktiniai? Švenčia. Jie užsėda rožinius akinius, jie užsėda lūkesčius, viskas šiai dienai yra gerai, santykiai yra puikūs, santykiai yra idealūs, seksas yra nuostabus, buities yra minimaliai ir taip toliau. Vaikų nėra paprastai iki santuokos, standartiniu atveju. Tačiau mes negalime ignoruoti objektyvios realybės. 50%. Ir jeigu mes su tuo nieko nedarysim, o mes eisim į santuoką kaip į vestuves, kaip po tokias, kaip į baliuką, liaudiškai tariant, tai tokiu atveju mes tapsim statistikos dalimi. Taip, tai neromantiškai skamba ir aš su tavim sutinku 100%. Lygiai taip pat turbūt neromantiškai skambėtų ir atvejai, atvejai žmonių, kuomet jie neketina tuoktis, bet ketina gyventi susimetę. Ar ne? Tai lygiai taip pat iš teisinės pusės, jeigu to santykio nesureguliuosi niekaip, tai pasekmės bus labai liūdnos. O čia irgi labai tokia įdomi vieta palietė apie tas pasekmes, kai žmonės dar to savo santuokos neįteisina, kiek man tenka bendrauti ir kas įdomiausia, tokių atvejų vis daugiau ir daugiau, žmonėms atrodo, kad mes tai jau darysim rimtai, turėsim rimtą santykį tada, kada bus bažnytinė santuoka, kada bus santuokų rūmai, kada mes sudėsim parašus, apsikeisim žiedais ir tada tai jau yra rimta. O viskas, kas vyksta iki to, tai toks
kaip ir kartu, bet kaip ir jokių įsipareigojimų vienas kitam neturime ir čia laba diena staigmena, žmonės pragyvena 5-6 metus kartu, supranta, kad toliau gyventi nebenori, ateina laikas išsiskirstyti ir vienas iš žmonių nustemba, kad o kaip čia taip, dabar teks dalintis turtą. Tai būna tokia tikrai toks didelis netikėtumas, didelė staigmena, žmonės sako, nebūčiau pagalvojęs, visą laiką galvojau, kad čia tik tai po santuokos, o kaip su šito dalyku čia? O su šito dalyku iš tikrųjų yra dar problematiškiau negu su pačia santuoka ir jos nutraukimu. Ir jeigu mes santuokos atveju, sakykime, standartiškai suprantam, kad turtas dalyjasi per pusę, o štai esam santuokoje, tokios teisės ir pareigos pasiskirstomos yra ir panašiai, tai su gyventiniu atveju jau reikia įrodinėti savo dalį turte. Iš tikrųjų, yra ir ta žinia, jog bendras gyvenimas daugiau nei 1 metus, siekiant sukurti šeimos santykį, dar yra pripažįstamas tos sugyventinių statusų. Ne? Tai užtenka tik metų laiko, ta prasme, daugiau negu metų taip, jau pagyventi. Ir jeigu tu jau turi ketinimą tuoktis, kurti šeimą ir taip toliau, tu esi laikomas sugyventi. Dabar kokios pasekmės išplaukiančios iš to? Ką aš girdžiu iš žmonių ateinančių ir susidurinčių su šita problema, tai yra tai, kad iš tikrųjų yra galbūt matymas grėsmės tame, kad pat štai jeigu tu turėjai tam tikrą turtą iki santykio, tai kad jis jau gyvenant kartu staiga taps bendru. Ne. Mitas. Ir šioje vietoje aš tą dalyką turiu iš karto pasakyti. Nebent prasideda tam tikri dalykai jau gyvenant kartu, kuomet tas turtas rekonstruojamas, remontuojamas kartu, įdedamos lėšos, gerinant tą turtą ir panašiai ir panašiai. Iš to turto, iš esmės pakeičiamas objektas į ženkliai geresnį, ženkliai vertingesnį ir taip toliau ir panašiai. Šioje vietoje, ką iš tikrųjų reikia žinoti tai, kad tam, kad turtas tarp sugyventinių dalintųsi, jisai turi būti įgyjamas bendrai ir naudojamas bendrai. O čia yra labai svarbios dvi dedamosios. Tai skirtingai negu santuokos atveju, jau kiekvienam iš sugyventinių reikia įrodinėti savo dalį. Tai yra, štai, buvom kartu, pirkom butą, kaip pavyzdys gyvendami kartu. Ne? Tai kokiosgi čia dalys? Įstatymas lyg tai kalba, kad jeigu gyvenom kartu ir naudojom kartu, pirkom kartu, tai lyg tai per pusę. Tokia prezumpcija. Bet štai tada prasideda visa įdomybė, kada kiekvienas iš sugyventinių privalo įrodinėti savo dalį, kuris įdėjo daugiau pinigų, o kuris štai įdėjo daugiau darbo. Ir aš turiu pakankamai nemažai ginčų tarp sugyventinių ir jie pasižymi itin didelę problematiką dėl to, kad tie ginčai yra ypatingai sudėtingi, ypatingai ilgi ir ypatingai finansiškai nuostolingi. Nes yra labai daug neapibrėžtumo, labai skirtingos pozicijos. Taip. O tai gerai, Dainiau, tu dažnai iš karto klausimas, o ką daryti, kad tokių dalykų išvengti, nes vėlgi iš vienos pusės daug romantikos, daug dopamino ir to lūkesčio, kad viskas čia nuostabu ir taip liks dar sekančius 50 metų, o iš kitos pusės reikia tą racionalumą kažkaip įnešti. Ir čia iš tikrųjų žiūrovom ir klausytojam pateiksiu dar vieną neromantišką atsakymą. Nes kaip bebūtų mano patarimas tokiais atvejais, tai yra jungtinės veiklos sutartis, kuri labai aiškiai apibrėžtų, ko mes siekime ir ar mes siekime įgyti turtą bendrai. Ir jeigu jau mes siekime įgyti turtą bendrai, tai kokios yra mūsų siekiamybės dalys. Tai yra tame turte. Ir štai tokia jungtinės veiklos sutartis tarp sugyventinių, jinai iš esmės jau sureguliuotų tą santykį iki smulkmenos, kad nepateisinus lūkesčių viens kitam, liktų jau tik tai teisinis įforminimas, bet patys griaučiai teisinio įforminimo būtų žinomi. Nebus sutarties, bus labai ilgas ir tikrai finansiškai nuostolingas ginčas. Ir štai čia tikrai egzistuoja atveju, kuomet yra ir piknaudžiaujama. Taip. Ir natūralu, ir aš tą matau ir savo praktikoje, kuomet, sakykime,
perka viena šalis viena, gyvendama kartu, moka pinigus viena. Na, o štai kitas šalis, sakykime, padeda su turto paieškomis. Ir va štai tokį savo padėjimą su turto paieškomis vertina kaip indėlį įgyjant turtą bendrai ir reikalauja pusės. Kaip tau tai, Tomai? Skamba tai taip labai, kaip čia pasakius, nesąžiningai ir atrodo, kad net aš pats būdamas tokioj situacijoje tikrai net į galvą mintis neateitų, kad turto paiešką būtų galima traktuoti kaip kažką, o pasirodo galima. Na, dar šalia to galimai atsiranda tam tikri pavedimai, ten, sakykime, nežinau, už komunalinius mokesčius ir taip toliau ir panašiai. Ir va štai lyg tai įrodinėjimas yra ne tik tai tas bendras gyvenimas, na ką, iš principo nesudėtinga yra įrodyti, bet ir bendras siekis įgyti turtą. Taip, bet va čia, ką paminėjai dabar komunalinius, tai irgi kaip tik šiuo metu turiu besimokantį žmogų, pirko namą pilnai iš savo pinigų ir antra pusė labai simboliškai apie porą metų prisidėjo prie komunalinių ir kai jau atėjo laikas išsiskirti ir išsikraustyti, tai žmogus, kuriam atėjo laikas išeiti, supykęs ir kerštaudamas, užvirė tokį procesą, kad dabar nori išsireikalauti pusę namo ir kas įdomiausia, to fakto, kad buvo mokami komunaliniai mokesčiai, užteko, kad užsukti teisinį procesą. Tai pradėti teisinį procesą apskritai, apribojimo kažkokio kaip ir nėra. Šiai dienai teisė kreiptis į teismą kiekvienam piliečiui garantuoja konstitucija. Viskas. Tiek sąžiningas pilietis, tiek nesąžiningas turi žalią šviesą keliauti į teismą ir įrodinėti savo tiesą. Tai jo, tik tai tokiais atvejais kaip tavo paminėtais, ar ne, čia vėlgi aš kiek kritiškai visuomet pasižiūriu į šiuos atvejus dėl to, kad būna sugyventinių iš tikrųjų, pas kuriuos ir nemaža dalis tokia, kuomet yra bendras biudžetas. Šalis iš esmės turi bendrą biudžetą, bendrai perka tam tikrus daiktus, bendrai aprūpina šeimą maistu, keliauja kartu, atostogauja kartu, laisvalaikį leidžia kartu ir taip toliau ir panašiai. Ir čiagi vien tas, sakykime, faktas, kad turtas buvo pirktas išimtinai vieno lėšom, jis negarantuoja to, kad tas turtas ir bus vien jau to žmogaus. O čia ir sakau, kada nėra tos sutarties, jungtinės veiklos ir įtaką ir reikšmę turi jau labai labai daug aplinkybių. Bendras biudžetas yra ar nėra, bendras siekis kurti šeimą yra ar nėra, šaliai susilaukia vaikų, ar siekia susilaukti vaikų ar ne. Kaip tas turtas buvo perkamas, ar visgi iš tam tikrų susirašinėjimų buvo perkamas kartu ar ne kartu. Komunaliniai vėlgi mokami kartu ar ne kartu, įmokos bankui daromos kartu ar ne kartu, prisidėjimas kažkoks tai galbūt, nežinau, iš tėvų vieno ir kito pusės yra ar nėra. Ir eilė ir aibė aplinkybių tokiu atveju turi įtaką įrodinėjant visų pirma, ar pirkom kartu ir visų antra, tai jeigu jau pirkom kartu, tai kokiosgi galų gale dalys yra toje nuosavybėje. Pusė, kas sako įstatymas, lyg tai preziumuoja, ar ne pusė. Ir va štai tas, sakykime, paprastai tariant, gumos tampimas, jisai labai ilgai užtrunka procese. Ir aš turiu šiai dienai, sakykime, tikrai nemažą dalį ginčių, kurie yra tarp sugyventinių ir kurie jau vien pirmos instancijos teisme trunka virš 1,5 metų. Ir kuomet viena ar kita šalis privalo įrodinėti, kad visgi ne tik tai gyvenom kartu, bet ir pirkom kartu. Ir atvirkščiai. Gyvenom kartu, bet galbūt kartu nepirkom. Tai reiškia, neišsprendus šitos vietos, iš esmės atsiranda, objektyviai žiūrint į statistiką, 50% tikimybė, kad net ir iki santuokos tas išsiskyrimo procesas, jisai gali tapti labai skausmingu ir labai nemaloniu. Taip. Taip yra iš tikrųjų ir šioje vietoje ir statistika, ir teismų praktika tą rodo. Ir galų gale netgi vertinant pačią teismų praktiką, su kuria nuolatos susiduriu, tai jinai irgi yra ne vienareikšmė. Ir yra labai, labai nemaža dalis išsiskyrimo
ir tarp teismų pozicijų šiuo atveju ir taip toliau, nes iš tikrųjų santykiai yra labai įvairialypiai. Ir šiai dienai, tiek santuokoje, tiek iki santuokos persipina aibė klausimų, turtinių klausimų, pinigai maišosi, sakykime, taip asmeniniai, bendri, dovanoti, paveldėti ir visi kiti. Ir visą tai, kaip sakant, išdėlioti į lentynėlės reikia labai preciziškai. Dėl to aš kartais sakau, kad jeigu iki santuokos žmonės siekdami bažnytinę santuoką įteisinti, jie privalo lankyti kursus bažnytinius, tai aš pusiau juokais, pusiau rimtai sakau, kad iki santuokos ir po skyrybų advokatą reikėtų pasirodyti profilaktiškai. Ir aš manau, kad turbūt nesuklysiu sakydamas, kad pusė atėjusių arba atidėtų santuokos sudarimo datą, arba dar pagalvotų šitoje vietoje, kaip tą dalyką įteisinti. Lygiai taip pat ir su sugyventiniais. Šioje vietoje metai laiko, tai yra nuo kada jau yra tas statusas sugyventinių, turbūt yra tas atskaitos taškas, kuomet matant, kad egzistuoja tam tikros bėdos santykyje, yra turbūt indikacija bent jau pasikonsultuoti. Ir kartais žmonės šią dalį pražiūri ir galbūt neįvertina to, kad kelių šimtų eurų konsultacija, jinai gali turėti reikšmę ateityje 10, o kartais 100 ar keliuose šimtuose tūkstančių eurų. Tai aš neslėpsiu, kad pas mane ir patį ateina klientai, kurie yra santykyje, sugyventinių santykyje, arba santuokoje esantys, ar ne? Bet matydami, kad jau yra tam tikros indikacijos skyryboms arba santykio nutraukimui sugyventinių atveju, jie ateina išsiaiškinti ir strategiškai kažkiek pasidėlioti ir gauti atsakymus į klausimus, kaip dalintųsi turtas, kaip spręstųsi vaikus liečiantis klausimai, kam tektų skolas ir taip toliau. Ir žinai, Dainiau, dabar aš tavęs pasiklausęs, jeigu taip iki šito mūsų pokalbio kažkas man būtų pasakęs, kad pradėjus gyventi tik tai kaip tame sugyventinio statuse, be kažkokių perspektyvų ir įsipareigojimų, kad reikia sudarinėti kažkokią sutartį, aš pats sąžiningai būčiau pasižiūrėjęs kiek skeptiškai. Bet klausant, aš išgirdau daug argumentų ir tikrai logiška. Tai prasme, ir logiška, ir svarbu. Ir šitoje vietoje, žiūrint iš savo perspektyvos, su tavim pilnai sutinku, kad žmonės per mažai kalbasi, žmonės per daug tikisi, kad suprasim vienas kitą be žodžių. Ir tikrai tas komunikacijos stygius, jisai vėliau sukelia labai daug problemų. Ir netgi tokio fakto kaip sutarties atsiradimas, jisai labai paskatintų žmonės pradėti kalbėtis. Kalbėtis apie dalykus, apie kuriuos kalbėti labai nepatogu. Ir daugeliu žmonių tai leistų pamatyti objektyvią realybę, tai koks yra tas žmogus, su kuriuo aš noriu sukurti santykį, nes kai tenka bendrauti su klientais, kurie jau yra santykių krizė, apie ką mes irgi pakalbėsim vėliau. Ir prieinam prie klausimo, o tai ar jūs nematėte, kad žmogus linkęs į manipulacijas, kad žmogus turi tam tikrų priklausomybių, kad žmogus turi tam tikrų kitų elgesio problemų, kad žmogus turi skolų, dažnai po pauzės sąžiningas atsakymas būna: aš jau tai mačiau pačioje pradžioje, bet galvojau, kad tai kažkaip išsispręs, bet negalvojau, kad tai kažkaip palies mūsų santykius, bet tikėjausi kažko ir tokie galvojau, vyliausi, tikėjausi. Ir jeigu tuo metu būtų išdrįsę iškelti tą klausimą, kad apie tai pasikalbėkim, tai tikrai finale tiek skyrybų iki santuokos, tiek skyrybų po santuokos statistika, manau, jeigu dabar skiriasi apie pusę, tai liktų koks 1/4.
Taip, taip, tu visiškai teisus, Toma, ir šioje vietoje, žinai, aš turbūt pjaunu šaką, ant kurios sėdžiu, bet kuo žmonės daugiau kalbėsis, kuo būsimi sutuoktiniai daugiau kalbėsis, tuo didesnė tikimybė, kad jie nebus statistikos dalykai. Labai atvirai šioje vietoje. Ir čia aš sakau, žiūrint iš šiandieninės perspektyvos, šiandienės visuomenės, apskritai man asmeniškai susidaro toks įspūdis, kad kai pats buvau vaikas, matydavau, sakykime, kad tėvai seneliai sugedusius daiktus taiso. O štai dabar kažkaip susidaro tas įspūdis, kad sugedusius daiktus žmonės keičia naujais. Lygiai tas pats ir su santykiu. Ar pats nematai savo praktikoje, kad kartais klientai ir paties, jie nelinkia yra taisyti santykių. Jie linkia galbūt yra išeiti, eiti į kitą santykį. Yra, tikrai ta tendencija yra, keičiasi pati aplinka, kurioje mes gyvenam, keičiasi gyvenimo tempas, keičiasi vertybės, keičiasi požiūris, apskritai tai, kas yra santykiai, kas yra santuoka ir taip. Tikrai per tuos netgi pastarosius 15 metų matosi, kad žmonės linkę daug greičiau pakeisti partnerį arba partnerę ir daug mažiau dėmesio skirti tam, kad pasižiūrėti, o kas ten yra negerai, kodėl tai apskritai įvyko, pasigilinti į save. Nes dažnam žmogui dėja atrodo, kad jeigu santuokoje arba santykiuose dar iki santuokos kažkas nepavyko, tai kas kaltas? Kitas žmogus. Ką man reikia daryti? Tiesiog tą žmogų patraukti, jo vietą pasistatyti kitą ir viskas bus gerai. Vat kaip tu labai gerai sakai, kaip su daiktais. Jeigu man skalbyklė sugedo, tai ką man ieškoti meistro, jeigu aš galiu labai greitai ir pakankamai pigiai jos vietą pasistatyti naują. Taip. Tai šioje vietoje iš tikrųjų egzistuoja ir iš tikrųjų tas kaip sakant, keitimas žmonių, ėjimas per santykius, jisai tik tai parodo tai, kad žmonės nesprendžia problemų. Jie bėga greičiausiai nuo jų. Yra. Tikrai yra tas dalykas ir čia tada labai norisi taip natūraliai prieiti prie sekančio etapo. Kad gerai, jeigu žmonės pagyveno kartu metus, 2, 3 ir nusprendė, kad čia yra tas žmogus, su kuriuo aš noriu praleisti likusį gyvenimą ir noriu tos šventės, noriu to formalizavimo, noriu vaikų ir ateina laikas pereiti tą oficialumo slenkstį. Tai šitoje vietoje, vėlgi, ką tu matydamas savo klientus galėtum parekomenduoti? Taip, tai iš tikrųjų, vėlgi, eilinis neromantiškas mano pastebėjimas, tendencija jau šios diskusijos yra tokia, kad ikivedybinė sutartis. Daugelis tai laiko įžeidimu, spjūvių veidą. Tu turbūt manęs nemyli, kaip tu drįsai man tai pasiūlyti ir taip toliau ir panašiai, bet nūdienoje tai yra įrankis mano požiūriu kaip oriai išsiskirti. Ir dėl vienos paprastos priežasties. Galbūt ikivedybinė sutartis, kuri štai įsigaliotų nuo santuokos sudarimo, ir negarantuosiu jums 10 ar 100 tūkstančių, bet ką jinai garantuos, tai yra, kad žmogus apsisaugos nuo 10 ar 100 tūkstančių siekiančių kito sutuoktinio skolų. Nes tarp sutuoktinių yra lygios teisės, bet ir lygios pareigos. Tai reiškia, kad jeigu vakar tavo sutuoktinis ar sutuoktinė paėmė skolą, tai šiandien pas tave gali atsirasti problemos ir tos skolos gali ateiti į šeimą. Tai ikivedybinė sutartis yra tas įrankis, kuris išsprendžia turtinius klausimus. Ir iš tikrųjų, galima susidaryti įspūdį ir turbūt gali kilti natūralus klausimas, o tai kodėl štai ta ikivedybinė sutartis reikalinga, jeigu viskas lyg ir klostosi gerai. Taip, pradžioje viskas klostosi lyg ir gerai, bet aš dažniausiai ikivedybinės sutarties indikacijas matau tais atvejais, kai bent jau vienas iš sutuoktinių verčiasi verslu, yra tų profesijų atstovas
kuomet yra neribota atsakomybė. Tai reiškia atsakoma ne vien savo asmeniniu, bet ir bendru turtu. Gali duoti kokį pavyzdį, kas čia per profesijos? Advokatas. Tas pats advokatas. Taip. Tas pats advokatas, lygiai taip pat notarai, lygiai taip pat asmenys užsiimantys verslų, verslininkai, paprasti, kurie neša lygiai taip pat atsakomybę asmeninę, neretai už įmonės skolas laiduodami. Ir tai yra visiškai praktika, kuomet įmonė liktai skolinasi pinigų, tam tikrą projektą vystyti, o štai direktorius ar akcininkas, jisai deda parašą ir laiduoja. Ir jeigu akcininkas padėjo parašą, tai taip vaizdžiai kalbant, parašą padeda ir antrą pusę, parašo nepadėdama jau, kaip sakoma. Faktiškai taip. Paprastai tie sutikimai yra reikalaujami, bent jau bankai jų reikalauja dažniausiai ir taip toliau ir panašiai, bet tas skolų atsinešimas į šeimą, jis taip ir atrodo. Ir tuomet yra eilė pavyzdžių, kuomet aš ir pats dirbdamas su klientais, ypatingai 2007 metų krizės akivaizdoje, kurie atėję man aiškiai sakydavo, kad advokate, buvo laikas, kada 50 ar 100 tūkstančių litų paskolinti grynais ir pavedimu buvo visiškai įprasta. Turtas Valakampiuose, turtas kitose prestižiniuose Vilniaus rajonuose ir taip toliau. Ir va štai pabaiga kokia? Pabaiga tokia, kad bankrutuoja įmonė, kreditoriai išieško skolas, turto įmonės nepakanka, nusikreipiama viskas į turtą asmeninį, kuriuo yra laiduota. Ir štai tada tie prabangus namai keliauja į varžytines. Ir va štai tokia yra istorijos pabaiga. Ir ikivedybinė sutartis, va tokiais atvejais būtent, jinai labai smarkiai apsaugo. Jeigu kita pusė nori garantijų, tai galima įvairias garantijas ikivedybinėje sutartyje užtikrinti. Kaip pavyzdys, aš savo praktikoje tiek pats rengiu tokias sutartis, tiek sąlygos atitinkamos aptariamos dėl to, kad nuo pragyventų metų skaičiaus sutuoktiniai ar sutuoktiniui priklauso tam tikra kompensacija. Ir tai yra sutartys, kuriuose tokios sąlygos yra įtraukiamos. Ir patikėk manim, Tomai, tos kompensacijos yra labai jau orios vienais ar kitais atvejais. Ir čia yra labai sąžiningai, ypatingai jeigu dar atsiranda bendri vaikai, apie ką irgi vėliau, sakykime, kitoje dalyje pakalbėsim. Ir kas įdomiausia, irgi tai, kad tu sakai, logiška, racionalu ir to dalyko tikrai reikia, bet iš mano patirties, girdint, kaip pasijaučia žmonės, kuriems pasiūloma tokia sutartis, ir čia irgi tokia keista situacija, kai žmonės kalba apie tai, kad jų antra pusė pasiūlė pasirašyti tokią sutartį, tai iš 10, kurie išgirsta tokį pasiūlymą, 7-8 būna giliai įžeisti, kad kaip čia drįsta, jo, tai tu čia manęs nemyli, tai tu čia jau dabar iš karto galvoji, tu su manim pabūsi ir po to tu mane paliksi ir aš liksiu be nieko. Kas įdomiausia, dažnai pa žmonės išgirstu, kurie gauna tokį pasiūlymą, kad tas, kuris siūlo, tarsi nori apgauti. Žmogui nėra to suvokimo, kad kaip tik, ką tu dabar sakai, tą sutartį galima įdėti kaip tik daug apsaugų kitai pusiai. Ir taip nemaža dalis tų siūlančių ir būna žmonės su verslais. Patys suprasdami, kokios gali būti rizikos, eidami santykį, jie jau iš karto nori apsaugoti ir antrą pusę. O tos pačios antros pusės išgirdę tą pažiūri labai dažnai negatyviai. Taip, tai tų antrų pusių iš tikrųjų atveju ir reiktų turbūt kalbėti apie tai, kad atriboti galbūt kiek įmanoma yra ta pusė nuo myli, nemyli, įžeidė mane ar neįžeidė ir galbūt pamastyti racionaliai, kiek yra įmanoma, ar ne, pasitarti galų gale su teisininkais, kurie bent kažkiek su tuo dirba ir galbūt suderinti tokias sąlygas, kaip aš ir sakau. Sutartis, kuriuose atsiranda apvalios sumos nuo pragyventų metų skaičiaus, bet aišku, vėlgi įtraukiant tam tikras sąlygas, kad jeigu santuoka yra nutraukiama dėl to sutuoktinio kaltės, kuriam lygtai priklausytų kompensacija, sakykime, neištikimybės, tai kompensacijos yra netenkama. Nes, sakykime, nelabai turbūt sąžiningai atrodytų
siekis gyventi santuokoje kuo ilgiau, tuo pačiu vedant dvigubą gyvenimą. Nu, vat apie tai ir siekiant kompensacijos. Jo, ir vat apie tai irgi, kaip ir sakiau, ten tą mūsų antrą dalį, kai mes paliesim, o ką daryti santykyje, kai yra žmonės. Tai jeigu taip dabar reziumuoti, va tai ką iš tavęs girdžiu, tai ką tu sakai, tai tiek pradedant kurti santykius, jeigu tie santykiai ilgesni negu keli mėnesiai, tiek juo labiau jau einant į oficialią santuoką, ir vienu, ir kitu atveju sutartys yra būtinos. Būtinos tam, kad apsaugoti nekilnojamą turtą, apsaugoti kitą turtą. Ir kas ko gero dar svarbiau, išvengti tų ginčų, konfliktų, pykčių, kurie taip tikrai dažnu atveju kainuoja dešimtimis tūkstančių ir kainuoja labai daug vidinių resursų. Kai irgi matau žmonės, kurie dalinasi tuo, kaip jie jaučiasi tose skyrybų procesuose ir sako, nebegaliu dirbti, nebegaliu kokybiškai miegoti, apleidau hobius, visas dėmesys dabar yra tenai, lūžinėja sveikata ir taip toliau ir panašiai. Taip. Iš tikrųjų, žmonės nepasveria to aspekto, apie kurį pats kalbi, Tomai, kad iš tikrųjų, tas įforminimas santykio, jisai išsprendžia išsiskyrimo atveju labai daug dalykų. Ir, sakykime, jau nekalbant apie finansus, bet kalbant visų pirma apie sutaupytą laiką, sutaupytus nervus, išlaikytą bent vienokį ar kitokį orų santykį. Nes tai nutraukiant sugyventinių santykių, kaip sakykime, irgi lygiai taip pat yra svarbu, kuomet yra bendrų vaikų. Ir kaip aš sakau, ir kaip aš paprastai skatinu klientus, visuose etapuose mėginti taikiai išsispręsti tą situaciją, jeigu jau priėjom prie to, ar ne. Tai nes, sakau, gyventi reikės ir toliau, sakykime, žiūrint viens kitam, susitinkant vaiko krikštynuose, šventėse, vestuvėse galų gale ir taip toliau ir panašiai. Ir paprastai, kai žmonės dar taikiai išsiskiria, arba esant, sakykime, jungtinės veiklos sutarčiai tarp partnerių, ar ikivedybiniai sutarčiai tarp sutuoktinių, tie klausimai yra sprendžiami ir jau jie viskas. Padedami yra taškai, nei ginčytis, nei procesą turėti nebėra dėl ko. Ir tai bent jau to proceso ilgo, skausmingo išvengimas, jisai leidžia bent tokį žmogišką, kiek įmanoma santykį išlaikyti. Nes paprastai, kai žmonės išsibylinėja, taip negražiai pasakysiu, kelis metus, 2, 3, 4 kartais, ar net 5, tai patikėk manim, tie santykiai, jie tampa tokie, apie kuriuos galima pasakyti tik tiek, kad žmonės tiesiog nesikalba. Jau nekalbant apie derinimąsi bendrų klausimų, kas liečia vaikus, jie tiesiog nesikalba. Ir man ateina klientės kartais ir po skyrybų, praėjus keliem metams, sprendžiantis kitus klausimus ir taip toliau, ir sako, kad advokate mes tiesiog nesikalbam. Mes kartais susirašome elektroniniu paštu. Ir tai jau yra labai labai gerai. Aš jo balso negirdėjau 3 metus, nors mes bendrose šventės ir gimtadieniuose susitinkam. Tai jo ir jos. Ja, tos nuoskaudos jos tikrai lieka. Taip. Ir beje šiandien irgi turėjau konsultaciją su moterimi, kuri išsiskyrė prieš 9 metus, yra bendri vaikai ir tos skyrybos buvo tokios sunkios ir skausmingos, kad jos buvęs vyras iki šiol ieško būdų, kaip jai įkasti, kaip jai skaudinti, kaip ją pažeminti ir taip toliau. Ir ten, aišku, ten nebuvo jokių susitarimų, ten nebuvo jokių sutarčių, ten buvo irgi tas žmogiškas, romantiškas ėjimas į santykį. Tai iš tikrųjų, Dainiau, ačiū už šitas įžvalgas. Ačiū tau. Man kai kurie dalykai irgi nauji, netikėti, kad dar būna ir taip, ir tokias detalės reikia atkreipti dėmesį. Ir kur aš tikrai, kur ir dar su tavim sutinku, tai ta bendravimo, kalbėjimo, išsikalbėjimo svarba.
kad kuo daugiau atvirumo nuo pirmųjų pažinties dienų, tuo mažiau rizikos išsiskirti, tuo mažiau rizikos susipykti ir tuo daugiau šansų sukurti iš tikrųjų gilų, kokybišką, tvarų, ilgalaikį santykį. Nes labai dažnai, kai mes pamatom žmogų, kuris mums patinka, mes stengiamės sudaryti patį geriausią įmanomą įspūdį. Tai besistengdami mes norim save parodyti tik tai iš gražiausios pusės. Ir kurį laiką daugeliu žmonių tai tikrai pavyksta. Bet ką labai svarbu suprasti, kad jeigu nuo pirmų dienų į santykį mes einam su kaukėmis, su tam tikra vaidyba, slėpdami vieną savo pusę, labai išryškindami kitą, tai reikia suprasti ir tai, kad amžinai vaidinti mes negalėsim. Ir ateis tas laikas, kai mes turėsim save parodyti tokiais, kokie mes esam. Ir va čia yra tie liūdni momentai santykiuose, kai prasideda konfliktai ir poros pradeda svaidytis tokiais pareiškimais: o klausyk, tugi anksčiau buvai toks romantiškas. Atsakymas: o tugi buvai tokia žaisminga, dėmesinga ir taip toliau ir panašiai. Ir kažkur ta romantika išgaruoja ir tada ateina realybė, jeigu ta realybė dar ir be kažkokių aprašytų, iš anksto sutartų dalykų kyla labai daug problemų. Tai tikrai mes su Dainium tiek šitą pokalbį, tiek ir kitus visų pirma darom su tuo tikslu, kad tokių situacijų būtų kuo mažiau. Tai Dainium. Tai ačiū Tomai už pokalbį ir iš tikrųjų ačiū už laiką. Tavo žodžiais kalbant, ta komunikacijos stoka iš tikrųjų priveda prie tų nepateisintų lūkesčių. O tie nepateisinti lūkesčiai ir atveda tuomet prie krizių šeimoje, krizių tarp sugyventinių ir krizių tarp sutuoktinių, apie kuriuos mes jau pakalbėsim sekančioje dalyje. Taip. Ačiū tau. Ačiū ir iki kitų kartų.